Pirmas anekdotas. Mama išvažiuoja į komandiruotę ir tėtis su sūnum, lieka vieni namuose. Ir tėtis aprengė atžalą, nuveža vaiką į darželį. Važiavus į vietą, sūnus pareiškia, kad ne, tėti, ne čia, žinok, ne tas darželis. Važiuoja kitą, vėl ne tas, sako. Po trečio darželio sūnus sako, tėti, palauk, taigi čia darželį, jeigu dar mane po darželius tampysimės į mokyklą pavėluosi. Iškepęs tėtis. Mano irgi visi surinkti šiandien yra apie mokyklą arba aukštąjį mokslą. Studentas, žodžiu, toks moksliukas, atsakinėja per paskaitą. Ir dvi panos kažkur gale ten sėdi tokia, žinai, krizena, lasdavojasi, replikuoja. Dėstytojas taip sustabdo studentą, sako, palaukit. Ir tas merginas sako, merginos, aš prašau jūsų be replikų. Ką jūs žinot, gal šitas studentas, kuris be gerai mokosi, vieną dieną bus jūsų darbdavys? Studentas stovi ir sako, gerbiamas dėstytojau, aš tikrai neketinu tapti su teneriu. Du mokiniai kalbasi, mes ką tik rašėm anatomijos kontrolinį, ir įsivaizduoju, Romas gavo dvejetą. Oik, tu dvejetą, už ką? Už pargalkę. Mokytoja pagavo jį beskaičiuojantį šonkulius. Dar vienas apie mokyklą. Mokytoja klausė, sako, o kas, vaikai, sakykite, per vasarą perskaitėte Altorių šešėlyje? Ir kreipėsi į vieną moksliukę. Moksliukė sako, o ją reikėjo perskaityti? Nu taip, o aš perrašiau. Gerulis. Brangusis, aš jau pasiruošusi vaikams. Jėzu, baigtų, aš dar nenoriu tų vaikų, kažkokia nesąmonė, čia tie vaikai. Palauk, mylimasis, nieko nepadarysi. Vasarą jau baigėsi, reikia parsivežti juos iš kaimo. Ar jūs pasiruošę vaikams? Sako, Lietuvoje vaikai per darbų pamokas, per technologijų pamokas gamina inkilėlius, visokias duoninės, pjaustimo lenteles, o Kinijos vaikai jau surinkinėja iPhone'us per darbus. Geras pastebėjimas, taip. Aha, dar vienas. Karoliukas prašo mokytojai slaptą laiškelį, parašyta, aš jūs myliu. Mokytoja atrašo, nekenčiau vaikų, šauktukas. O tada Karoliukas vėl nusinčia antrą raštelį, rašo, priešadų nebus. Čia tokie 86-ųjų mūsų truputėlį. Kokius atsintė, kokius atsintė tokie yra. Ir dar vienas palyginimas, sako, anksčiau mokytojai mokykloje mokindavo vaikus skaityti, rašyti, skaičiuoti, o dabar mokykloje patikrina, kaip to jie išmoko namuose. Super. Dar vienas pabaigai, čia su mokykla nesusijęs, suaugusiems grinai. Žuvis kaip krūtinė. Atrodo didelis, kol nepagauni.